Duona – vienas svarbiausių žmonijos maisto produktų. Ieškodami natūralumo ir norėdami gyventi sveikiau, vis dažniau siekiame kuo daugiau jų pasigaminti patys. Tad turbūt daugelio nebestebina namuose sklindantis malonus, gardžios ir šiltos duonos kvapai. Tačiau ar susimastome, kokios rūšies duoną valgyti sveikiausia? Tai kodėl pradėjome naudoti pilno grūdo miltus? Mes net neturėjome minties kitokios naudoti kažką kito, nes alternatyva yra mišiniai, alternatyva yra sijoti miltai, bet visos duonos istorijos, visa duona lietuviška yra tik tai pilno grūdo. O šiuo metu, kadangi žmonės pradeda gilintis, ką valgo, tai ne vien tik tai miltų klausimas, ar ne, tai yra aplamai viso bendrai maisto suvokimas. Tai jeigu kalbant apie kepinius iš miltų, tai be abejonės kepiniai iš viso grūdo miltų, jie yra kokybinė prasme visaverčiai. Jie turi ir savo tą visą pirmą pradę nenusijotą mikroelementų, tą visą sistemą, tą žievelę, kuri yra tas viso grūdo apsauga ir kuriame yra pats tas grūdo turtas didysis. Be abejonės, yra žymiai paprasčiau dirbti su neutralaus skonio miltais, kurie yra sijoti balti. Tu jos tiesiog neturi pašalinio jokio prieskonio. Bet kai prie jų pripranti, tai to prieskonio ir nejauti. Tas šalutinis gaunasi dėl to, kad mes nepratę prie to tikro natūralaus skonio. Tie pilno grūdo visi gaminiai yra šiek tiek sunkesni, matote, jie neturi tokio tūrio, tokios apimties. Tarsi technologija yra ta pati, receptūra yra tokia pati, tiesiog miltai pakeisti, bet tūriškai yra. Nepakankamo fizinio aktyvumo ir nesubalansuotos mitybos pasekmės daugėja sergančiųjų chroniškomis neinfekcinėmis ligomis. Medicininiai moksliniai tyrimai rodo, kad veikliosios maistinės medžiagos, kurios išlieka viso grūdo miltuose, mažina sergamumą ir tam tikromis vėžio formomis, įvairiomis uždegiminėmis ligomis. Vienas iš svarbesnių būdų pagerinti javų produktų maistinę vertę – tai naujų specialiai tam skirtų javų veislių selekcija. Žemdirbystės institute šiuo momentu yra vykdomi labai įdomus tyrimo darbai, kurių tikslas yra, kad išauginti grūdus, parinkti veislės, kurie būtų kuo labiau naudingi žmogui. Malimo procese daug labai vertingų medžiagų yra atskiriama ir jos nueina į pašarus arba kitais tikslais. Žmonės klaidingai galvoja, kad pati sveikiausia balta duona yra kuo baltesnė. Atvirkščiai. Labai balti miltai, tai reiškia, kad jie yra išgryninta ir kad ten juose yra mažesnė mineralinių medžiagų dalis. Kada mes pasižiūrėjom į analizių rezultatus, kurie atlikti yra Žemdirbystės instituto cheminių tyrimų laboratorijoje, tai yra, matom, yra žymus skirtumai, pavyzdžiui, kalio skirtumai, nemažai geležies, kurios labai svarbu žmogaus mitybai, kalcio ir kiti elementai. Taipgi mes manome, kad šitas darbas bus labai perspektyvus. Be kviečių pagal mūsų planą bus tyrimi taipogi ir miežiai, ir avižos. Mes jau turime pačius pirmuosius duomenis, kadangi čia darbas truks porą ar trejetą metų. Šiuo momentu matom, kad iš tikrųjų randam nemažus skirtumus. Ir tai verčia mus naujom akim iš naujo pasižiūrėti į veislės. Tarkim, sena veislė Širvinta 1, kuri buvo auginama, pasirodo palyginant su kitom veislėm, jie turi žymiai didesnius kiekius fosforo, kalio, taipogi kalcio, yra didesnį kiekį magnio ir, pavyzdžiui, cinko. Tai yra svarbus mitybinis elementas. Toliau mes turime ne tik tai tuos įprastus šiandieną kviečių tipus, kaip mes auginam. Tarkim, yra tokie naujo tipo kviečiai, tai yra vaškiniai kviečiai. Jie nepasižymė žymių derlium, tačiau jie palyginant su mitybinėmis savybėmis, su mineraliniais makro ir mikroelementais, jų randama žymiai daugiau negu kitose kviečiuose. Tarkim, yra veislė, jeigu paimsim veislę Alma, turi fosforo 4030 mg kilograme, tai pavyzdžiui vaškiniuose kviečiuose yra 4500, tai yra didesnis, yra žymiai didesnis kiekis yra kalio, taipogi yra žymiai ženklesnis
kiekis geležies. Pavyzdžiui, yra, jeigu veislė kovas turi 40,9 mg, tai, pavyzdžiui, vaškiniuose kviečiuose yra 54,9. Tai yra iš tikrųjų rodo, kad šitą darbą reikia mums tęsti, daryti ir jis duos apčiuopiamą naudą. Visgi, kokia turėtų būti duona? O šiaip duona jinai privalo plyšti, kadangi jinai yra gyva, joje yra, kaip pasakyti, CO2 ir jinai tiesiog kepimo procese išeina ir plyšta. Ir mūsų manymų duona turi būti apskrudusi, nes tik apskrudusi duona yra skani duona. Jinai turi tam tikrą kvapą, jinai turi tam tikrą vidinę konsistenciją, viskas yra susiję. Jeigu plutos nėra ir duonos minkštimas jis nėra teisingas ir jinai neturi kvapo, duona turi kvepėti.